Halleluja. Dieve, dėkojam tau už tavo auką, už tavo mirtį, už tavo prisikėlimą, už tavo šventąją dvasią, už tavo šlovę, į kurią tu mus kvieti. Nes Jėzau, tu esi šlovės viltis, kad mes vieną dieną matysime tave akis į akį ir džiaugsimės Dieve tavo šlovę. Jėzaus vardu. Šventoji dvasia, pamaitink mus šiandien savo duoną iš dangaus. Halleluja. Nes mes gyvi kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš tavo lūpų, iš tavo burnos. Dieve, šiandieną mes norim būti pamaitinti to žodžiu. Halleluja. Šventoji dvasia ateik, apreikšm. O, tu esi išminties ir apreiškimo dvasia. Nuženk ant mūsų. Nuženk ant mūsų. Ateik, brangi šventoji dvasia. Ateik. Visi pasimeldžiam, brangiai, garsiai kalbomis, gerai? Dabar. Šeramane karabanana ladidiyara. Kreminini alaladiyara. Sardalara samdarabra sardalara. Pasimeldžiam visi dabar kalbomis. Šeramane karabanana ladiyara. Krosor tarabra samdarabra seramanadiyara. Aramanadiyara sardalara samdarabra. O, brangi šventoji dvasia, mes kviečiam tave, mes dėkojam tau dukščią. Halleluja. Soraminekara, kalaninekara, kalanininė. O, ateik, brangi šventoji dvasia, ateik, brangi šventoji dvasia. Šeramanekara banananiyalara. Kresarabananiyalara. Krosherabananiyalara. Sartaragra. Sherabanekarakaladiriyara. Krosherabananiyalara. Kresa tirigiridiyalara. Sartlaresidlana. Halleluja. Slavą išveskite ją gerai. Halleluja. Brangi šventoji dvasia. Mums reikia tavęs. Tėve, ateik savo šlovę. Jėzaus vardu. Amen. Tai ką, aš noriu pasidalinti trumpai, perskaityti gailą, nužiūrėjau tokių žmonių, kurių jiems tikrai reikalingas Dievo žodis. Bet mums visiems reikalingas Dievo žodis. Amen. Ir tiesiog šiandieną aš noriu jūs užkrėsti šventu nepasitenkinimu. Kažkas kalba vis dar. Aš negirdžiu. Halleluja. Aš buvęs mokytojas, labai noriu tvarkos. Tikai Dievas nori, kad būtų tvarka. Amen. Aš noriu perskaityti didžiulį gabalą. Ir iš tikrųjų, aš noriu perskaityti patį šlovingiausią skyrių visam Naujam testamente. Gerai? Dabar aš noriu, kad mes pasidėtum savo mobilius telefonus ir dabar atsiverstume Dievo žodį. Antras laiškas Korintiečiams, 3 skyrius. Aš vadinu tai pats šlovingiausias skyrius visoje Biblijoje. Kodėl jisai pats šlovingiausias? Todėl, kad čia daugiausiai kalbam apie šlovę. Dabar aš neskaičiavau šitų vietų, bet paklausyk, aš noriu perskaityti iš tikrųjų nuo pirmos eilutės. Ir aš tikiu, žinokite, kad Dievas nori įvesti bažnyčią į didesnę šlovę. Dievas nori, kad jo šlovė būtų bažnyčia. Paklausykite. Kur prasidėjo žmonija? Mes matom, jinai prasidėjo Edeno sode. Ir kas įvyko Edeno sode? Ten mūsų pirmieji tėvai. Adomas ir Ieva, ką jie padarė? Jie nusidėjo ir ką? Ir ėmė stokoti Dievo šlovės. Ką tai reiškia? Kad žmonija, kaip Dievas yra ją sumanęs, kad žmogus būtų apsirengęs Dievo šlove.
Kodėl jie nematė vienas kito nuogumo? To, kad jų sąmonės buvo užvaldytos visai kitų dalykų. Ir mes šiandieną, paklausykite, mes kiekvienas turim savo kryptį. Mes kažko tai siekiame. Kažkas tai mus pasotina. Paklausykite. Pasotina. Mes negalime tiesiog šiaip gyventi. Aš jau daugybę kartų pasakoju apie eksperimentą, kaip vienam žmogui davė daugybę pinigų, jam pažadėjo, kad jisai vieną savaitę būtų leistų, kad jį uždarytų ligoninės palatoje, kad jisai darytų, žinot ką, vieną dalyką. Nieko nedarytų. Jisai galėjo valgyti, jis galėjo gerti, kiek norėjo. Bet žinot, jam nebuvo leidžiama nieko, jokio laikraščio, jokio telefono, jokio kompiuterio, jokio televizoriaus. Tiesiog vieną mėnesį nieko nedaryti. Žinot, kas įvyko? Jis po savaitės pabėgo. Jisai negalėjo ištverti. Žinot, kodėl? To, kad mes kažkuo tai save pripildome. Ir Dievas nuo pat žmonijos pradžios, jisai siūlo mums prisipildyti Dievo šlovės. Paklausykit. Kodėl jie buvo pripildyti Dievo, kodėl šlovė juos gaubė? To, kad jie turėjo gyvą bendravimą su gyvu Dievu. Kodėl? Todėl, kad Dievas ateidavo, parašyta, į Edeno sodą, kada būdavo vėsa. Ir ką jie darydavo? Jie bendraudavo su juo. Dievas yra šlovingas. Ir kadangi Dievas yra šlovingas, jo šlovė buvo apgaubusi juos. Paklausykit, ar jūs pastebėjote vieną dalyką? Kad tu daraisi panašus į tos žmonės, su kuriais tu bendrauji. Kažkas pasakė, pasakyk man, kas tavo draugai, aš pasakysiu, kas tu esi. Aš atsimenu, brolis Heigenas, jisai buvo visiškai neseniai atsivertęs, tai žinomas sekmininkų pamokslininkas iš tikrųjų. Ir sako, aš turėjau tokį pažįstamą, ir kuris sako, jisai taip keikėsi, kad vienas iš tų, sako, prilipo prie mane, sako, aš bendravau su kažkoks blikst. Ir sako, ne dėl to, kad aš atsiprašau to žmogaus, jau čia nieko tokio. Žmonės, žinokit, yra pripratę prie iš tikrųjų, prie keikimas ir amen. Tai yra, nebent yra šalia policininkas. Gerai, tai aš noriu perskaityti šitą gabaliuką. Žiūrėk, ar pradėsime? 3 skyrius, 2 laiškas Korintiečiams. Be to noriu padėkoti Laimai ir Laimutei, nuostabus pasidalinimai. Aleliuja. Ar pradėsime iš naujo jums prisistatinėti? Gal mums reikia, kaip kai kurie, jiems palydimųjų laiškų jums, ar iš jūsų? Jūs esate mūsų laiškas įrašytas mūsų širdyse. Visų žmonių suprantamas ir skaitomas. Jūs pasirodėte esą Kristaus laiškas per mūsų tarnystę parašytas ne rašalu, bet gyvojo Dievo dvasia, ne akmens plokštėse, bet gyvųjų širdžių plokštėse. Apie ką kalba Paulius? Paulius kalba apie tai, kad korintiečiai gimė iš naujo, tapo Dievo vaikai, nes Dievo įstatymas per gimimą iš naujo buvo įrašytas jų širdyse. Aleliuja. Bet, žinot ką, aš noriu pasakyti. Pradėti gerai su Dievu yra lengva. Gyventi su Dievu yra sunku. Man patiko, kai pasakė Benehinas kažkada, sako, gyvenimas su Dievu, krikščioniškas gyvenimas nėra sprintas. Kas yra sprintas? 100 metrų. Tu, kaip sako rusiškai, vyladžalsa nafsieso, atidavai. Aš atsimenu, kaip aš bėgau vieną kartą, dabar pasakysiu, 88 metais. Mes važiavam vagonais.
visą savaitę ir paskui aš bėgau, buvo estafetė. Ir aš bėgau taip iš visų jėgų, kad aš atrodo po to mirsiu. Iš tikrųjų, realiai, aš buvau tiesiog nebėgėjojęs, nevaikščios visą savaitę ir paskui iš visų jėgų bėgau. Tikrai, atrodė, kad numirsiu. Bet paklausykite, gyvenimas yra maratonas. Ir Dievas tave maratone, jisai nori, kad mes nuolatos ieškotume jo šlovės. Šlovės. Dabar, kodėl? Todėl matote, vienas dalykas yra kas? Kad mes turime kūną. Kas yra kūnas? Tai reiškia, mes gyvenimas su Dievu mums gali tapti tiesiog geras įprotis. Yra blogi įpročiai, yra geras įpročiai. Ar aš jūs pastebėjote, kad kartais mes tiesiog įprantame tam tikrus dalykus daryti iš įpratimo. Mes vaikštome į bažnyčią. Ir Dievas nori, kad mūsų širdis visada būtų užsidegusios. Kaip mes iš tikrųjų sustabarėjom. Nes vienas iš tikrųjų dalykų, paklausykit. Ar jūs sutinkat, kad visas žodis yra skirtas mums? Halleluja. Žinokit, ir vienas įdomus dalykas, kurį Jėzus kartojo nuolatos, žinot, koks jis buvo? Jis sako, saugokitės fariziejų raugo. Kas buvo fariziejai? Fariziejai tai buvo labai patys radikaliausiai pamaldų žmonės. Bet problema su jais buvo štai kokia. Jų visas pamaldumas buvo koksai, jis buvo išorinis. Ir ten nebuvo viduj ko turinio. Jie buvo, pasakysiu dzūkiškai, labai pabažnė. Jie buvo tų laikų davatkos. Gal davatkai? Paklausykit. Ir kaip jie iš tikrųjų, aš manau, kad jie pradėjo gerai. Bet žinot, kaip atsitinka, mes galim pradėti gerai ir ne visada gerai baigiame. Kodėl? Todėl, kad mes prarandame alkį Dievui. Mes susikūrėme savo religiją. Ir paklausykite, religingumas nėra būdingas tik tai katalikams. Mes galime tapti tokie patys religingi. Tokie patys negyvi. Ir kada, paklausykit, kas yra tas religingumas, aš dabar noriu peršokti. Tiesiog priminti jums, kas norit, paskaitykite 18 skyrių Evangeliją pagal Luką. Ir ten Jėzus kalba apie tų žmonės. Dviejų rūšių tikintieji, paklausykit. Vienas sako, atėjo fariziejus. Perskaitykime. Evangelija pagal Luką 18 skyrius. Evangelija pagal Luką. Tiems, kurie pasitikėjo savo teisumu, o kitus niekino. Ar čia kalbam apie kažkokius ateisus? Ne, tai buvo du tikinti žmonės. Pažiūrėkit, čia parašyta. Jėzus pasakė palyginimą. Du žmonės atėjo į šventyklą melstis. Vienas fariziejus, o kitas muitininkas. Kas yra fariziejus? Tai yra tikintis, labai giliai pasakysiu, tikintis žmogus, bet jo koncentracija, jo gyvenime yra jisai pats. Ką jisai padarė, koks jisai geras. Ir kokie blogi kiti. Paklausykite. Mes dažnai, paklausykite, esame linkę, aš manau, kad taip yra, lyginti save su kitais. Ir pastebėti, žinot ką? Ne tuos, kurie yra geresni už mus, bet tų, kurie yra blogesni už mus.
Ir kada mes matome blogesnius, mes juos įvertiname, kaip šitas fariziejus. Pažiūrėkit, kaip jisai pasakė. 2 žmonės atėjo į šventyklą. Vienas fariziejus, kitas muitininkas. Fariziejus stovėdamas taip savo vienas meldėsi. Labai nuostabi malda. Paklausykit. Melstis yra gerai. Bet maldos tikslas, paklausykit, yra nepasimelsti. Nes štai kokia problema. Mes galime tapti profesionaliais maldininkais. Ir Dievas nenori to, kas yra profesionalus maldingumas. Tai yra, kada tu meldiesi, aš nežinau kaip jums, bet man taip yra buvę. Tu meldiesi ir tiesiog žaviesi. O Dieve, ale kaip gerai aš meldžiuosi. Ir kartais pagalvoju, o Dieve, kodėl niekas nenufilmuoja. Įdėčiau, papostinčiau. Nes, klausykit, maldos tikslas. Kas yra malda? Kas yra malda? Malda yra gyvas santykis su Dievu. Kada tu nori susitikti su juo. Kodėl to, kad Jėzus yra tavo mylimasis. Tėvas yra tavo mylimas, tavo mylintis tėvas. Ir jis yra koksai, jis yra gyvas. Ir jisai nori prisiliesti prie tavęs ir prie manęs. Paklausyk, kaip meldžiasi šitas žmogus? Ar jis tikintis? Taip, jisai tikintis. Pažiūrėkit, kai jis meldžiasi. Į kur nukreipta jo malda? Dėkoju tau, Dieve. Viskas gerai, pradžia labai gera, bet paklausykit, kas toliau. Kad aš nesu toks kaip kiti žmonės, plėšikai, sukčiai, svetimautai, arba kaip šitas muitininkas. Aš pasninkauju 2 kartus per savaitę. Aš duodu 10 nuo visko, ką įsigyju. Gera malda, ne? Bet viskas sukusi. Dieve, aš. Dieve apsaugok. Dieve padėk. Žinot, jeigu Jėzus pasakė, paklausykit, kad mes turime saugotis fariziejų raugo, vadinasi, tai gali atsitikti ir mums. Tokia yra tiesa. Kada žmonės, paklausykit, aš pasakysiu vieną dalyką, kada žmonės sako, man taip niekada neatsitiks, aš pasakysiu, Paulius sako, kas stovi, tegul žiūri, kad nekristų. Ką tai reiškia? Kiekvienas turime potencialą nukristi. Ar amen? Visi. Aš mačiau tiek nuostabių brolių ir seserų, kurie taip nuostabiai tarnavo. Ir daug taškis. Dabar kaip meldžiasi muitininkas. O muitininkas atokiai stovėdamas nedrįso nė akių pakelti į dangų, tik muždamasis į krūtinę maldavo, Dieve, būk gailestingas man nusidėliu. Dabar, va čia aš manau yra labai nuostabus modelis mums. Ne visada ar tai buvo tikintis žmogus, bet paklausykit, ne visada mūsų gyvenime yra viskas gerai. Ar amen? Halleluja. Elvis Preslis, žinomiausias sekmininkas, kada grįžo namo į savo, nežinau, jo miestelį, tai žinau,
Tupelo, nežinau, kas tai per miestelį, bet kažkoks. Ir jisai kalbėjosi su pastorium ir jisai sakė, pastoriu, visą, ką jūs liepėte daryti, aš nedariau. Viską jūs liepėte nedaryti, aš dariau. Ar jis buvo tikintis, paklausykite, jis buvo realiai tikintis. Aš mačiau video filmą apie jį iš jo žmonių, kurie važinėdavo su juo per tuos koncertus. Jis, kada žmonės susirgdavo, jisai melsdavosi už ligonius. Ir Dievas pagydydavo. Ar dėl to, kad jisai gyvendavo gerai? Jis gyveno, bet jisai išgydavo dėl to, kad jis yra mylintis ir gailestingas. Kaip mes ateiname pas Dievą? Mes ateiname pas jį tokie, kokie mes esame. Ir šis yra nuostabus pavyzdys. Dieve. Jisai suvokė, kad jis gyveno nuodėmėje. Ir yra kiti dalykai. Ir Dievas, paklausykit, raštas sako, kad Jėzus suprantamus, jis užjaučiamus. Kodėl? Jisai absoliučiai visame kame buvo kundomas, bet be nuodėmės. Kada mes ateiname pas Dievą, mes galvom, kad Dievas yra kartais. Kad jis yra, kad mes ateitų turim su juo, su dvasiniu makijažu, pasigerinę, su šukuosena. Mes turim ateiti pas jį tokie, kokie mes esame. Ir vienas dalykas, paklausykit. Mes turime nuoširdžiai kalbėtis su juo. Nuoširdžiai. Kaip sakė vienas nekišti lėkščių po staltiesę. Vadinti dalykų savo vardą, jeigu tau kažkas yra tavo gyvenime. Netgi jeigu yra kažkokia nuodėmė, kurios tu negali nugalėti. Dievas nesmerkia tavęs. Jisai nori padėti tau nugalėti ją. Jis nėra smerkiantis Dievas, jis yra gailestingas, mylintis ir suprantantis. Bet mes turim ateiti su juo ir kalbėti. Halleluja. Dabar grįžkim prie mūsų antro laiško Korintiečiams. Tokį, nuo 3:4, nuo 4. Tokį pasitikėjimą Dievu mes turime per Kristų, ne todėl, kad būtume patys tinkami, ką nors sumanyti, tarytum iš savęs, bet mūsų tinkamumas iš Dievo, kuris padarė mus tinkamus būti naujosios sandoros tarnais. Ne raidės, bet dvasios. Nes raidė žudo, o dvasia teikia gyvybę. Aš manau, kad čia turėtų būti mažoji raidė, kad mes netarnaujam Dievui kuo kūnu, mes tarnaujam jam savo gimusią iš naujo dvasią. Toliau. Jei mirties tarnystė išraižyta raidėmis akmenyse buvo tokia šlovinga, apie ką čia kalba? Čia tai, kad Dievas davė 10 įsakymų, kurie buvo išraižyti, jie buvo paties Dievo įrašyti akmenyse. Ar tai buvo šlovinga? Taip, tai buvo šlovinga. Pažiūrėkit, jei mirties tarnystė išraižyta raidėmis akmenyse buvo tokia šlovinga, kad Izraelio vaikai negalėjo pažvelgti Mozei į veidą dėl jo veido šlovės, kuri buvo praeiti, tai kiek šlovingesnė bus dvasios tarnystė. Iš tikrųjų, kada Mozė nulipo nuo kalno su tomis plokštėmis, jo veidas švietė nuo Dievo šlovės. Ką jisai darė, kaip parašyta toliau? Jisai užsidengė savo veidą. Žiūrėkit, skaitom to. Jei pasmerkimo tarnystė šlovinga, tai daug daugiau šlovingesnė
teisumo tarnystė. Tai, kas buvo šlovinga, visai nešlovinga, lyginant su visa pranoksančia šlove. Jei tai, kas praeina, buvo šlovinga, tai kur kas šlovingiau, tai, kas pasilieka. Taigi, turėdami tokią viltį, mes esame labai drąsūs. Ne kaip Mozė, kuris ant veido užsileisdavo gaubtuvą, kad Izraelio vaikai nematytų to, kas praeina pabaigos. Vadinasi, jisai užsileisdavo tą gaubtuvą. Bet žiūrėkit dabar, bet jų protai apako. Iki pat šios dienos tas pats gaubtuvas lieka nenuimtas skaitant Senąjį testamentą, nes jis nuimamas Kristuje. Iki šios dienos, kai skaidomas Mozė, gaubtuvas tebedengia jų širdis, bet kai žmogus atsigręžė į viešpatį. Gaubtuvas yra kas? Nuimamas. Kaip jisai nuimamas? Žmogus gimsta iš naujo. Klausykit, šita rašto vieta sako, kad žmogus be Kristaus, jisai nepažįsta Dievo. Jisai gali skaityti raštą, jis gali cituoti raštą, jis gali rašyti knygas apie raštą, bet jisai nepažįsta Dievo. Kada mes atsigrėžėme į viešpatį, mūsų gyvenime pasitraukia tamsa ir mes atsirandam šviesoje. Pažiūrėkit, kas vyksta toliau. Viešpats yra dvasia, o kur viešpaties dvasia ten kas? Laisvė. Mes visi atidengtų veido lyg veidrodį, atspindėdami viešpatės šlovę, esame keičiami į tą patį atvaizdą, iš šlovės į šlovę veikiami viešpaties, kuris yra dvasia. Ir žinokit, aš noriu pakalbėti šitą vietą, paklausykit. Mums visiems reikia keistis. Ar jūs sutinkat? Amen. Ačiū už vieną amen. Bodo, bet kodėl mums reikia keistis? 55 psalmė. Paklausykit. 55 psalmė sako štai kokius žodžius. Štai kodėl. Tai yra, aš manau, labai toks rimtas. Kaip toli ta psalmė. Halleluja. 19 eilutė. Perverčiu. 55:19. Ar jūs su manim? Halleluja. Ačiū jums. Gerai, 55:19. Pažiūrėjom, ar teisingai atsimenu šitas. Antra eilutės dalis. Dievas gyventis nuo amžių išgirs ir pažemins juos. Gerai. Čia žmonės tikintys, bet žiūrėkit, jie nesikeičia ir Dievo nebijo. Nesikeičia ir Dievo nebijo. Kada mes liaunamės keistėsi, liaunamės augę Jėzuje Kristuje, mūsų gyvenime išnyksta pats pagrindinis dalykas, kuris turi būti kiekvieno tikinčiojo gyvenime. Yra kas? Dievo baimė. Kodėl? Todėl, kad Dievo baimė yra žinojimo ir išminties pradžia. Dievo baimė yra žinojimo ir išminties pradžia. Tai yra pats esminis dalykas mūsų gyvenime. Ar mes galime jį įdėti tą Dievą? Dabar žiūrėkit, aš nenoriu įvesti nieko į kažkokią tai įstatymą. Dievo baimė ateina
iš paties Dievo. Tai nėra kažką, ką mes, bijok Dievo, mes turim lietuvių tokį gerą posakį. Kada mes pamatom, kad kažkoks žmogus elgesi, net tai dabar sako, bijok Dievo. Bet Dievo baimė ateina iš paties Dievo. Aš niekada neturėjau problemų su nesantuokiniais lytiniais santykiais. Niekada. Dėl vienos priežasties. Ne dėl to, kad ne dėl to, kad aš labai susivaldžiau, labai bandžiau, pasninkavau, badavau, save suvaldžiau ir galų gale atėjo į mano gyvenimą eglutė. Ne, paklausykit, aš turėjau ir tebeturiu savo širdyje įspūdį, kurį man padarė Dievas mano širdyje. Aš esu susitikęs su juo ir aš pažįstu jį. Dievo baimė, iš tikrųjų, žinot, kas yra Dievo baimė? Aš pakeisiu į kitą pusę. Tai yra mano pagarba Dievui ir jo per gerbimą jo įsakymų. Ir jis mums įsakė tam tikrus dalykus. Jis turi tam tikras, ne? Mylėk savo artimą kaip save patį. Vienas iš jų, sakykime, yra nepaleistuva. Ir mes, supraskit, Dievas nenori, kad mes vykdytume ir jisai niekada nereikal. Jo tai, ką jisai liepia mums daryti, savo jėga. Ar amen? Jisai nori, kad mes kiekvieną dieną susitiktume su juo. Maldoje, šaukdamiesi jo, ieškodami jo veido. Paklausykite, kas yra malda? Malda yra ne ritualas. Malda yra sąmonė, suvokimas, kad tu negali gyventi naujo kūrinio gyvenimo. Kas yra čia nauji kūriniai Jėzuje Kristuje? Pakelkit mane. Kas? Kad jūs gimėte iš naujo. Malda yra suvokimas. Aš negaliu gyventi taip, kaip Dievas nori, kad aš gyvenčiau be jo. Aš negaliu. Nes kiek iš jūsų susidūrėte su tokiu dalyku? Tu žinai, ko Dievas nori? Nuoširdžiai. Gerai? Galima nuoširdžiai. Bet tu darai visiškai kitaip. Tu žinai, va to negalima daryti. O to negalima daryti, kaip tas Elvis Preslis. Pastoriau, aš visą, ką jūs liepėte daryti, nedariau, visą, ką jūs liepėte daryti, aš dariau. Kodėl mes žinom, va čia yra, aš pasakysiu, labai įdomu, atsiprašau dabar, yra toks psichologinis terminas, Kornelija patvirtins, ne? Kognityvinis disonansas. Tai reiškia, tavo širdyje gali gyventi, tu žinai tam tikrą dalyką, bet tu taip suskirstęs savo širdį, čia ir aš gyvenu, žinot, mes neturim būti kaip buvo toksai arabų filosofas Averroesas, Ibn Rušdas. Jisai sakė taip. Sako, kada aš einu į mečetę, sako, aš esu tikintis. Kada aš išeinu iš mečetės, sako, aš esu filosofas.
Ir aš pastebėjau, kad su daug tikinčiųjų yra taip. Aš esu tikintis, kad esu bažnyčioje, kad aš išeinu iš bažnyčios, daug taškės, be komentarų. Kame reikalas? Mes turime išmokti gyventi iš savo vidaus. Mes turim suvokti mūsų dvasia. Aš dabar pateiksiu labai šiuolaikišką palyginimą. Mūsų dvasia yra kaip, ieškau to dalyko, kaip mūsų mobilaus telefono akumuliatorius. Jisai, kas žino, kad akumuliatorius jis nėra taip, kad jis nuolatos yra, tu pakrovai ir po 10 metų dabar dar kartą pasikrausiu ir kada jis paseks. Jisai ką daro? Jisai senka kiekvieną mielą dieną. Tas pats yra, paklausykit, su mūsų dvasia. Mes susidurėme su sekinančiais žmonėmis. Žinokit, klausykit, žinot, kuo yra nuostabi bažnyčia? Čia yra daug labai skirtingų ir pasakysiu labai netobulų žmonių. Ir žinot, ko mums reikia? Mums reikia Dievo malonės, kad mes galėtume pakelti vienas kitą. Ar amen? Paulius rašo, priimkite vienas kitą, kaip Kristus priėmė jūs į Dievo šlovę. Ką tai reiškia? Kodėl mums reikia priimti? Todėl, kad sunku kartais. Kartais pažiūri ir užtrumpina. Mums nereikia žiūrėti į žmogų, mes turim žiūrėti į Kristų, kuris priėmė tą žmogų. Ir ką daryti? Pamėgdžioti jį. Tai dabar žiūrėkit, brangiai, kas yra malda? Malda, tikra malda. Ne tiesiog kalbėjimas, tam, kad pakalbėtum, bet tikra malda, aš noriu pasakyti, yra šauksmas. Jis gali būti garsus, jis gali būti girdimas tik tavo širdyje, bet mūsų širdyje turi būti tas šaukimasis. Aš noriu pasakyti dar vieną dalyką. Yra dar viena klasifikacija krikščionių. Žinau, kokia yra? Yra nuolat praktikuojantis krikščionys. Žinau, kokie yra krikščionys dar? Nepraktikuojantis. Ir tie nepraktikuojantis, aš žinot, kaip vadinu jūs, kriziniai. Ir kas yra krizinių krikščionių psalmė, aš dar perskaitysiu 107 psalmės porą gabaliukų. Ar jūs pastebit, kad, žinokit, vienas iš sudėtingiausių dalykų mūsų gyvenime, žinot, kas yra? Kada viskas gerai. Kada viskas gerai. Tu meldėsi, Dievas atsakė. Dievas buvo maloningas. Ir dabar viskas ramybė, šalom. Ir tada, žinokit, mes esam linkę pamiršti Dievo gerumą. Žiūrėkit. Kvailiai kenčia dėl savo nedorybių ir dėl savo kančių. Dabar žiūrėkit. 107 psalmė, aš labai 17. Kas yra kvailiai? Tai nėra žmonės, kurie turi žemą intelekto koeficientą. Dievo požiūriu kvailiai yra tie žmonės, kurie nesielgia taip, kaip sako Dievas. Yra du žodžiai. Hebrajų kalboje yra Nabal, tikrai jisai kvailas, ir Kesil. Ir Kesil yra tai žmogus, kuris yra moraliai defektyvus. Tai reiškia,
Žino, bet nedaro. Žiūrėkit, kas čia parašyta. Bet Dievas myli net juos. Ir paklausykit, raštas sako, klausykit, kas atsimena tokią rašto eilutę? Nebūkite kaip kvailiai. Ar girdėjot? Yra. Nebūkite. Laiškas Efeziečiams 5 skyrius. Susiraskite eilutę. Žiūrėkit. Kvailiai kenčia dėl savo nedorybių ir dėl savo kalčių. Jiems nebemielas joks valgis, jie priartėjo prie mirties vartų. Vargiai jie šaukėsi viešpaties, jis iš sielvarčių juos išgelbsti. Ką tai reiškia? Viskas gerai, viskas ramu ir staiga ateina problema, ateina krizė. Ir ką jie daro? Jie prisimena, yra viešpats. Ką jie daro? Jie šaukėsi. Bet žiūrėkit, kas toliau vyksta. Užteks čia, bet čia yra dar keletą tokių. Žiūrėkit. Kurie 10 eilutė, kurie sėdėjo tamsoje ir mirties šešėlėje, geležimi ir skurdu sukaustyti. Nes buvo, čia apie krikščionis paklausykite. Kodėl mes kartais esame tamsoje ir mirties šešėlėje? Nes buvo sukilę prieš Dievo žodžius ir paniekinę aukščiausiojo patarimą. Todėl pažemino vargu jų širdis. Krito ir niekas jiems nepadėjo. Vargiai jie ką darė? Jie šaukėsi viešpaties, jis iš sielvartų juos išgelbėjo, jis išvedė juos iš tamsos ir mirties šešėlio ir sutraukė jų pačius. Kodėl? Jie šaukėsi jo. Tai aš kalbu apie ką? Apie krizinius krikščionis. Kodėl Dievas leidžia kartais mūsų gyvenime įvykti krizėms? Todėl, kad jisai žino, kad kada vyksta krizė, problemos, sunkumus. Ką mes darome? Mes taiga prisimenam. Taigi Dievas yra. Yra Dievas. Aš jau užmiršau. Ir jie ką daro? Šaukėsi jo. Bet mes turim įgyti, paklausykit, išmintingą širdį. Ir išmokti jo šauktis kada? Kasdien. Kiekvieną dieną. Iš viso. Raštas kalba mums apie tai, kad mes turime melstis kada? Visada šauktis jo. 105 psalmė 4 eilutė. Jei neklystu. Tai ką mes supratome, kad kriziniais krikščionimis būti blogai. Kodėl? To, kad jeigu mes išeinam iš krizės ir vėl pamirštam Dievą, Dievas mylėdamas mus ir matydamas, kad mes sugrįžtame pas jį, kada įvyksta krizė, jis leis mums vėl mūsų gyvenime vykti. Nes kas įvyko su tuo netgi tuo sūnum palaidūnum? Ar jisai šaukėsi Dievo, kada buvo jisai, jo kortelėje buvo pilna eurų? Ne, jisai nesišaukė. Jisai kada tai vyko atsivertimas jo gyvenime? Kada jo gyvenime atėjo krizius. Krizė. Va tada jisai prisimė, yra tėvas, mylintis tėvas. Taip, 105 psalmą. Ačiū Dievui už gerą atmintį. Ieškokite viešpaties ir jo jėgos. Nuolatos ieškokite jo veido. Pažiūrėkim trupučiai šitą eilutę, gerai? Ieškokite viešpaties ir jo jėgos. Žydai mėgsta kartoti
ir pasakyti tą pačią mintį įvairiais būdais. Ir jisai paaiškina, ką reiškia ieškoti viešpaties ir jo jėgos. Tai reiškia nuolatos ieškoti jo veido. Nuolatos. Paklausykite, mes nuolatos prisipildome kažkuo tai. Žiūrėkite. Ir aš noriu, kad mes dabar pažiūrėtum į 55 Izaijo. Šiandieną, žinau, kad labai toks keistas pamokslas, aš pasakysiu. Aš taip norėjau čia pragriaudėti. Bet Dievas greičiausiai išklausė eglutės balsą. Jis sako, mes vakar žiūrėjom tokią šlovintą Gretzinger, aš neatsimenu jos vardo, bet jinai taip atsisėdo ant kėdės ir kalba. Ir aš galvoju, aš negalėčiau taip. Bet kartais taip gaunasi. Žiūrėkite, visi, kurie trokštate, ateikite prie vandens. Visi, kurie neturite pinigų, pirkite ir valgykite, pirkite vyno ir pieno be pinigų. Veltui, nemokamai. Kodėl jūs leidžiate pinigus už tai, kas nėra maistas, ir dirbate už tai, kas jūsų nepatenkina? Klausykite manęs atidžiai ir valgykite tai, kas jūsų sielas atgaivins ir sustiprins. Kur mes galime išgirsti Dievą? Mes galime išgirsti Dievą skaitydami jo žodį. Mes galime išgirsti Dievą nuolatos ieškodami jo veido. Bet čia paklausykite, aš noriu šičia pažiūrėti vieną žodį. Vienas žodis man labai užkliuvo. Žiūrėkite. Kodėl jūs leidžiate pinigus už tai, kas nėra maistas, ir dirbate už tai, kas jūsų nepatenkina? Paklausykite. Dievas mums sako vieną dalyką. Mus gali patenkinti tik tai Jisai. Tik Jisai. Tik jo žodis. Ir neseniai, aš niekada nemačiau to filmo, bet aš žinau, kad buvo toks filmas. Man labai patiko pavadinimas. Nepatenkintos namų šeimininkės. Ar taip vadinosi? Nusivylusios, atsiprašau labai. Nusivylusios. Kodėl namų šeimininkės būna nusivylusios? To, kad jos neatranda ko? Pasitenkinimo. Jos nepatenkintos. Ilgą laiką nepatenkintos. Ir aš pasakysiu, aš matau daug nusivylusių krikščionių. Žinot, kodėl yra daug nusivylusių krikščionių? Todėl, kad daro tai, ką būtent Dievas sakė nedaryti. Ką jisai sako? Kodėl jūs leidžiate pinigus už tai, kas nėra maista, ir dirbate už tai, kas jūsų nepatenkinta? Klausykite, ko? M1, tai mano radijas. Arba TikTokas, tai mano appsas. Ir taip toliau. Daug įvairių dalykų. Čerkutė, tai mano laimė, kuri baigėsi, kai baigėsi poveikis. Paklausykit. Dievas vėl žino vieną dalyką, kad jeigu mes neatrasime pasitenkinimo jame, jo buvime, susitikime, paklausykit, susitikime su juo, mūsų niekas nepatenkins.
nauja mašina, nauja žmona, naujas vyras, nauja bažnyčia. Kodėl? Todėl, kad tu nueisi ten, kada mūsų naują žmoną gausi, tu būsi toks pats. Tu galvoji, kad problema yra žmonai. Ne. Ar vyre, ar bažnyčia. Problema yra kur? Problema yra mūsų nepatenkinta širdis. Kodėl yra nepatenkinta? Todėl, kad mes netradome pasitenkinimo kur? Jame. Ar amen? Halleluja. Ačiū Dievui. Ir dabar aš noriu, pačiai pabaigai, o mes labai atsiprašom, vėliau pradėjom, mačiamės, kad mes įsiaiškome, kad mes ką turime daryti? Mes turim ieškoti Dievo šlovės. Mes, klausykit, aš noriu užkrėsti jūs šventų nepasitenkinimo. Ir pabaigai perskaityti laiško Filipiečiams, 3, čia iš viso gerą gabaliuką, nuo 8 eilutės. Filipiečiams 3. Čia labai žiaurus žodžiai, bet mes perskaitai šventas raštas. Paklausykit. O taip, iš tikrųjų visą laikau nuostoliu dėl Kristaus Jėzus mano viešpaties pažinimo didybės. Dėl jo aš praradau viską ir viską laikau. Kavaliauskas neišdrįso išversti tai, kas ten yra parašyta, nes čia yra šventas raštas ir ten buvo nešventas žodis. Aš viską laikau mėšlu. Aš viską laikai mėšlu, kad laimėčiau Kristų. Kodėl Paulius prarado visą? Tokias buvo pačio geriausio fariziejaus Gamalielio mokinys. Jis buvo jo įpėdinis. Jis galėjo būti teologinės Jeruzalės seminarijos profesorius. Visuomenės gerbiamas žmogus. Jisai sako, bet pirmam laiške šitą Korinčią sako, mes tapome atmatomis. Visų niekinamais. Klausyk, žiūrėk, čia tas čiudikas eina. Sako, kad jis buvo paimtas iš kūno prieš 14 metų ir buvo rojui. Dieve brangus, jam reikėtų nuvažiuoti į vasaros 5. Arba jau bent Ksanekso nusipirkti. Pas ką ten? Žodžiu, užmiršau visus psichiatrų pavadinimus. Pas tą, kaip ten tavo to Algirdo pavardė? Nesakyk, ne. Kaip? Pas Dambravą tegul apsilanko. Gerai, žiūrėkit, iš tikrųjų, bet paklausykit, žinokit, čia fantastiški žodžiai. Iš tikrųjų, aš tikiu vienu dalyku, žinai kokia? Tai, kad jeigu tu nori, kad tai padarytų, tas žodis netgi tikrai padarytų didžiulį įspūdį tau. Paklausyk, tu turi daug kartų tai perskaityti. Bet šitas eilutes netgi. Tu daug kartų, jeigu skaitysi, šitas, kurias mes skaityti, tai žinok, tai padarys didžiulį įspūdį tau. O taip aš iš tikrųjų visą laikau nuostoliu. Dėl Jėzaus Kristus mano viešpaties pažinimo didybės. Dėl jo aš pradau viską ir viską laikau mėšlu, kad laimėčiau Kristų ir būčiau atrastas jame, neturėdamas savo teisumo iš įstatymo, bet turėdamas teisumą per tikėjimą Kristumi. Teisumą iš Dievo paremta tikėjimu, kad pažinčiau jį, jo prisikėlimo jėgą.
Ir bendrystė jo kentėjimuose suaugčiau su jo mirtimi, kad pasiečiau prisikėlimą iš numirusių. Ir nesakau, kad jau esu šitą įgavęs ir tapęs to. Įsivaizduojate, Paulius parašė trečdalį tuo metu jau kažkur tai Naujojo testamento. Aš negavęs to. Ir nesu tobulas, bet vėjuosi. Norimas pagauti, nes jau esu Kristaus pagautas. Broliai, aš nemanau, kad jau būčiau tai pasiekę. Tik vieną tikrą. Pamiršdamas, kas už manęs, pamiršdamas visas savo nesėkmes, pamiršdamas savo visus laimėjimus, visus savo pasiekimus ir siekdamas to, kas priešakyje, veržiuosi į tikslą aukštybėse, siekiu apdovanojimo už Dievo pašaukimą Kristuje Jėzuje. Užmiršimas. Paklausykit. Mes galime taip prisiminti, ką mes pasiekėme, kad mes galime tapti kaip tas fariziejus. Ką mums reikia padaryti, ką mes su tais, ką pasiekėm? Mes turim užmiršti tai. Nes jeigu mes neužmirštame savo širdyje ir neieškome jo, mes ką darome? Mes nesikeičiame ir nebijome Dievo. Todėl, brangiai, aš visus raginu iš tikrųjų ieškoti daugiau. Aš noriu pasakyti, pabaigti vieną frazę. Yra daugiau. Yra daugiau Dievo, yra daugiau jo pažinimo, daugiau jo patepimo, daugiau jo šlovės. Mes esam pašaukti ką daryti? Regėdami jo šlovę, keistis iš kur? Iš šlovės į šlovę. Halleluja. Halleluja. Todėl aš kviečiu techniniai nesklandumai. Halleluja. Žinokit, aš noriu, kad mes atsistotume ir pasimelstume. Ir aš noriu, kad mes melstumėmės visi. Vienas iš būdų, paklausykite, tai nėra vienintelis būdas, bet vienas iš būdų, kaip mes sužadiname savo dvasią, yra garsus meldimasis kalbomis. Halleluja. Mes melsimės dabar garsiai. Aš noriu, kad iš tikrųjų mes šauktumės Dievo. Dieve, mes meldžiamės tau, mes šaukiamės tavęs. Siramane kalakarabane karagananarija. Kora mani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 nni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 n
Dėkojam Dievą tau už tai, ką mes jau gavome. Už tai, kiek mes pažįstame tave. Bet mes Dievą meldžiamės. Mes norime daugiau. Įdok mūsų širdis Dievą ant gamtinį troškulį tau. Ant gamtinį alkį tau. Tavo žodžiai. Dieve, mes norim dar daugiau tavo šlovės. Mes norim atspindėdami, regėdami tavo šlovę. Keistis iš šlovės į šlovę. Mes nenorim keisti savęs. Mes negalim keisti savęs ir pakeisti savęs. Bet tu gali, tu vienintelis gali. Mes meldžiam šiandien. Šeramananana. Melskimės visi garsiai, aktyviai kalbomis. Šeramananana. Kremenanana. Kramama šenderanana. Soramananana. Bresendelelelele. O Dieve, mes šaukėmės tavęs. Šeramanana. Mums reikia tavęs. Dieve, mums reikia tavo šlovės. Tavo buvimo,
tavo šlovės ir realaus tavo pasireiškimą mūsų gyvenimus. O Dieve, kaip žemė ištroškusi lietaus, mūsų siela trokšta tavęs. O Dieve, mes nepatenkinti, nelaimingi be tavęs. Tu vienintelis Dieve, padarai mūsų laimingais. Pripildyk mus šiandien, Dieve, savo šventosios dvasios, savo šlovės, mes šaukiamės tavęs, tavo šlovės. Sendarabra, rememememe, shendaragra, sendarabra, sendarabra, gresenderenenelaniara. Mes meldžiam už save, mes meldžiam už šią bažnyčią, mes meldžiam už šią miestą, už šią šalį, Dieve. Mes meldžiame, Dieve. Pripildyk mūsų savo šlovės, pripildyk Marijampolę savo šlovės, pripildyk, Dieve, mes meldžiam visą Lietuvą savo šlovės, savo šlovės, savo šlovės. Šereneneramamama, šenderagananiniela, kreneneragananiela, krememenalaliela. Bremenanaliala, la gandaragra, sendaragra, lemememe, shalabananiala, semdarabra, sarabananiala, groshe keremenaniala, samdarabra. O, Dieve, mes meldžiam Jėzaus vardu, bet koks gobtuvas, uždangalas būtų nuplėštas nuo mūsų galvų, nuo mūsų širdžių, Dieve, sename, ramanane. Mes melime, kad mes, kiekvienas žmogus bažnyčiai, kiekvienas žmogus Lietuvoje, Dieve, atsigręžtų visą savo širdimi į viešpatį, į tave, sename, rabandarabra, samdarabra. Bėk ir imtų bėgti ištvermingai lenktynėse, soramanakala. Žvelgdamas į tave, Jėzau, mūsų tikėjimo pradininkė ir atbaigėjau, sėrameninė, meserdenanė, aš griaunu Jėzaus vardu, bet kokį prakeikimą šiame mūsų gyvenimuose, bažnyčios žmonių gyvenimuose, aš griaunu bet kokio demonišką jungą Jėzaus Kristaus, aš prašau laisvę, tobulą laisvę, senemenanielana, sendarabra, šeremenanielana, sartlana. Ir mes giedam iš savo širdžių, pamėgėlokim dvasiai. Šerena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 , o, pripildyk mus savo šventosios dvasios. Shira-na-l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 a. Shira-na-na-la-la-la-la-la-la-la-la. Shira-na-l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 a. Take, brangi šventoji dvasia, pripildyk mus. Shira-na-l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 a. Shiri-ni-ni-na-l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 a. Shiri-ni-ni-ni-la-la-la. Shende-na-l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 a.